Sveiki, sveikinu su jumis iš Vilniaus universiteto verslo mokyklos ir čia kalbame apie vidinį lyderių klubą. Jis jau veikia, jį jau galite užsisakyti, jūs galite savo organizacijoje turėti universitetą su universiteto lektoriais, moduliais, kurie yra pagal jūs pritaikyti ir va, tokiu linksinčiu partnerystės profesoriumi, aš tikrai norėjau pasižiūrėti tiksliai, kaip tai vadinasi, Mantu Tvarijonavičium. Kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Rimtai? Aš irgi galvoju, kad čia tik tai pavadinimas yra tik tam, kad kaip tu pasisveikini su žmogum, o kaip atsisveikini jau yra visai kitaip. Man tai apie tavo vieną iš modulių, kurį gali pasiūlyti įmonėms šitame klube, yra mentorystė. Taip. Mes apie mentorystę taip jau lyg kalbam, jau lyg norim viduje tų mentorių turėti kaip galima daugiau, bet tokių visokių yra. Dirbant tiesiog įmonėje būna tokių, kad prasideda. Jau čia dabar turėsim dar ir savus mentorius. Su kokiais tu iššūkiais susiduri, kai įmonėms sakai, padarom, žinau kaip. Prieš keletą metų man į rankas papuolė čia Lietuvoje daromas tyrimas, iš kurio pamačiau, kad tik 15% tyrimė dalyvavusių organizacijų turi kažką panašaus į mentorystės sistemą. Tai reiškia, sakėjim, kas 10, bet šiaip jau tos, kurios atsakė, galėjo nesuprast, ką atsakinėjo. O tos, kurios tikrai neturėjo, jos tikrai nedalyvavo šitame tyrime. Tai, ta prasme, yra tik labai maža dalis organizacijų, kurios turi mentorystės sistemą, kuri veikia. O paradoksas tame, kad mentorystė, jeigu taip paprastai žodžiais pasakyti, mokymasis, perėmimas idėjų, praktikų iš greta dirbančių žmonių, nebūtinai ten daugiau patyrusių, ten būtinai vadovų, ne, kolegai gali būti, o šitas mokymosi formatas yra be galo veiksmingas. Mes šiaip esam labai, tai turiuomenį mes visi suaugę žmonės, visi profesionalai, mes esam labai prastai besimokantis iš paskaitų, iš knygų, iš vadovėlių, iš... Luktelk, aš pasikartosiu, partnerystės profesorius kalba jums. Tai sakau, žinai, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Mes labai blogai mokomės iš paskaitų, bet mes labai gerai mokomės iš praktikos. Eini, suklysti ir tada išmoksti. Bet mes dar labai gerai mokomės iš kitų žmonių praktikos, jeigu tik tai norim. Tai šitame modulyje, mentorystės modulyje, mano misija yra padėti užsinorėti mokytis iš kitų žmonių praktikos ir padėti įprasti naudotis tais įrankiais, kurie padeda tą mokymąsi padaryti lengvą. Bet čia, man tai aš noriu tave sustabdyti, todėl kad mes kalbam apie lyderių klubą, vidinį lyderių klubą, tai reiškia, ateina visi cekai, ar ne? Visi, kur ten, pas visus ten jau viskas aišku, antpečiai, kiek aš visko patyrė, žinai. Ir čia vyksta mentorystės programa, ar gali įvykti tarp jų pačių? Būtent. Ir vienas iš svarbiausių įrankių arba gebėjimų, ko reikia, kad sėkmingai vyktų mentorystė, tai yra noras mokytis. Ir tai yra, kaip sunku, kai tu turi antpečių, žvaigždutes, C kategoriją, tikrai yra sunku mokytis iš kitų žmonių. Pačiam savo pripažinti, kad aš kažko nežinau. Tai pirmas dalykas, kuriuo tu užsiimi, tai tiesiog parodai, kodėl verta tai daryti, o paskui jau ten lengva, ar ne? Daugiausia, ko mes užsiemam susitikimuose, tai mokomės vieni iš kitų. Aš pats ateinu mokytis ir to neslėpiu. Kitus taip pat skatinu tą daryti ir neslėpti, nes ranką prie širdies pridėjus. Mes kiekvieną mielą situaciją mokomės, tik tai arba tą sąmoningai pripažįstam, arba ne. Tai tokio sąmoningo mokymosi idėja ir sieju per šitą modulį, plus įrankiai, kaip tą daryti. Kai tu šalia viskas tvarkoji, ne? Tavęs nebelieka, mes ten, nežinau, kiek įmonė sugalvoja 4 mėnesius, 10 mėnesius, kiek tai bebūtų, metus, 2, kaip jai norėsis, ne, tą klubą turėti. Kas nutinka po to? Kokį tą žinojimą, kaip elgtis, tu palieki? Čia ir yra, ko gero, didžioji dalis esmės ir visa ambicija. Palikti klubą veikiantį po to, kai Mantas, Rima, Laura ir visa kita profesorių ir docentų komanda išeina iš organizacijos, palikti klubą veikiantį savarankiškai. Ir vienas iš svarbiausių dalykų, kas klubą ir tą besimokančių vadovų tokią bendruomenę palieka veikiančią, tai yra tarpusavio mentorystė. Kai vadovai ne tai, kad nebijo, bet jie nori eiti viens pas kitą, dalintis idėjomis, klausti nuomonės, neužsidaro savo kabinete, o eina vieni pas kitus. Ir tada per tą bendravimą, per sinergiją atsiranda geriausi sprendimai. Tiek tarpusavio kažkokių nesutarimų sprendimai, tiek biznio sprendimai. Visiškai. Ir tam reikia daug kūrybiškumo? Tam reikia kūrybiškumo. Ir tai dar vienas tavo modelis, labai gerai. Apie šitą. Šis yra toks, man jausmas, žinai, kad šis yra iš tų tokių, labai noriu sakyti, tendencija yra kūrybiškumui, nes atrodo, kad
staiga mes čia ką nekūrybiški, nepakankamai, o kiek yra pakankamai būti kūrybišku, ar ne? Ir kaip mums tų pauzių, tokių tylos reikia, ar ne, kad mes tą kūrybiškumą įjungtumėm pas save. Kas yra tavo mokymas? Kūrybiškumas yra be galo svarbi kompetencija. Kažkada papuolė į rankas ateities kompetencijos. Logistikos vadovai, pavyzdžiui? Be galo. Nuostabu. Kažkada papuolė į rankas ateities vadovom būtinos kompetencijos. Ir kūrybiškumas tarp to 5. Greta strateginio mąstymo, greta kitų dalykų yra kūrybiškumas. Vat gebėjimas kitų kampų pasižiūrėti į situaciją. Taip. Ir iš tikrųjų, kai esi ten toj situacijų, kai esi kažkokia, sprendi problemą kažkokią, tai nutinka toks psichologinis fenomenas, fiksacija vadinasi. Užsifiksuoji ties tuo, kas išbandyta. Ir baigėsi tokiam komiškom situacijom, kai toliau kala vieni mikroskopu vietoj to, kad ten, paimtų ir padarytų kažką elementaraus kitaip. Tai čia tokiais banaliais pavyzdžiais, bet iš tikrųjų kūrybiškumas nėra banalu. Tai ne tai, kad ten atsisėdi, sugalvoji 5 idėjas ir viskas. Ne. Reikia įjungti, kai reikia išjungti, kai nereikia kūrybiškumą, reikia gebėti kurti po vieną, reikia gebėti validuotis idėjas su kitais, gebėti teisingai padaryti brainstormingą, ko mes nemokam daryti teisingai, nes puolam diskutuoti iš karto, reikėtų kitaip. Arba neigti, arba tildyti. Taip. Bet tyliai galvoti, kad vis tiek mano idėja geriausia ir aš vis tiek ją prastumsiu. Tai tiek su nuostatom, tiek su įrankiais, tiek su įgūdžiais dirbam kūrybiškumo sesijai ir toks šalutinis poveikis, tai yra labai labai smagu. Labai smagu. Dar plus smagu. Taip. Geras, nes čia, žinai, ir tame ir noriu užakcentuoti, kad Vilniaus universiteto verslo mokykla, tame ir yra skirtumas, kad tarsi turėtų būti labai daug teorijos, tavogi moduliai yra be galo praktiški. Kas tu su savo 5 knygom, jeigu tu to nepabandysi šalia turėdamas specialistą? Man atrodo, kad tu eini, žinai, tos teorinių modelių ir to, ką esi išskaitęs, pritaikymas praktiškai. Stengiuosi. Ar ne? Taip. Tai štai, prašom, Mantas Tverijonavičius, norite jo, yra vidinis lyderių klubas, kuris, kaip suprantu, nori, kad tave kalėdų vakarėlio metu pakviestų kaip dėstytoją, taip? Galime ir taip. Gerai. Ačiū Jums labai, Vilniaus universiteto verslo mokykla čia ir vidinis lyderių klubas. Iki.